Sveiki visi. Turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet, sausio 18 diena. Įpusėjome sausio mėnesį, įpusėjome žiemą ir pradedame finansų rinkos apžvalgą apie tai, kas vyko ir vyksta šiuo metu. Tai iš tiesų pats pagrindinis dalykas, kuris vyksta, tai vedamasis šiuo metu straipsnis iš Bloombergo, tai yra tai, kad Pakistano kariuomenė kirto atgal Iranui šiąnakt ir ta reakcija buvo tokia, kad Irano ir tarsi, sakykime, kabutėmis, Irano ir Pakistano pusės atstovaujamos įvairių sukilėlių arba neoficialių kariuomenės dalinių, vieni kitiems savo teritorijoje daro žalą, tai yra atakuoja įvairiomis karinėmis priemonėmis. Ir lygiai grečiai Raudonojoje jūroje taip pat vyksta konfliktai. Jemeno husitų sukilėliai taip pat puola amerikiečių laivus, Izraelio laivus, kitus laivus. Amerikiečiai šiąnakt taip pat atsakė vėl raketų smūgiais ir panašiai. Tai tas spalio 7 dieną prasidėjęs konfliktas, jisai nesibaigė, kai Hamas užpuolė Izraelį, jisai toliau plečiasi. Geras dalykas, kad jisai nesiplečia taip sparčiai, kaip galbūt galėtų būti. Eskalacija vyksta, bet nevyksta taip sparčiai. Tai rinkos, finansų rinkos, kas mums yra aktualiausiai, jos ganėtinai ramios yra šiuo atžvilgiu. Dabar kur yra jautrumas? Tai jautrumas yra tame, kad vis tik tai problema yra tame, kad baimės yra, kad Raudonosios jūros konfliktas čia yra, kur per Egiptą išeina laivai iš Azijos į Europą, į Jungtinės Amerikos valstijas. Šie laivai yra priversti dėl Jemeno sukilėlių, kurie šiame sąsiauryje Adeno įlankoje atakuoja laivus. Laivai yra priversti plaukti neplaukti pro čia, bet plaukti aplink Afriką. Ir laivų plaukimo laikotarpis jisai užtrunka maždaug apie 10-15 papildomai dienų, negu tiesiog praplaukti Raudonąją jūrą, į Viduržemio jūrą ir paskui plaukti kažkur ten, kur yra numatytas adresas. Tai be abejo susijęs su kaštais, tai be abejo susijęs su tuo, kad kai kurios prekės šiek tiek pabrangs. Didžiausia rizika yra, kad trumpuoju periodu kai kurios prekės vėluos, nes jos tiesiog 15 mėnesio arba netgi kai kuriais atvejais ilgiau, jeigu oro sąlygos neleidžia plaukti, iš tiesų gali vėluoti. Tai nėra labai didelė problema, dėl to, kad tai yra logistų problema, jiems skauda galva, dėl to, kaip išspręsti problemą, tai yra kaip užtikrinti tiekimą, galbūt reikia daugiau laivų ateityje reikės, galbūt optimizuoti kažkaip tai pervežimus ir panašiai, bet faktas tas, kad Raudonoji jūra tampa karo zona, kur iš tiesų Jungtinės Amerikos valstijos, Jemeno sukilėliai kariauja, Iranas prisideda prie viso šito, ir kitos šalis yra įtrauktos, taip pat ir Izraelis bei Gazos ruožas. Tai va čia yra šios savaitės drama, apie kurią daug diskutuojame. Kol kas kainoms, prekių kainoms, rizikos faktoriams tai neturi didelės įtakos, bet akylai visi stebi, praktiškai kokią žiniasklaidos priemonę bepaimtumėte, visur matytumėte, kad tai yra vedamasis arba arti vedamojo straipsnio. Ir tai reiškia, tai yra svarbu. Kur didžioji drama yra, tai čia yra Pakistanas, čia yra Iranas, kuris savo gijomis šį konfliktą ko gero kad kursto. Pakistanas yra sunitai, Iranas yra šytai, abi kryptys priklauso musulmonų pakraipai, bet jos tarpusavy labai stipriai nesutarė, kartais netgi vieni kitų nekenčia labiau negu greičiausiai netgi Jungtinių Amerikos valstijų, nors tai irgi yra tarsi bendras priešas. Tai didžiausia rizika yra būtent ne šiame Adeno įlankoje, kur iš tikrųjų vienas iš rimtesnių prekybos kelių buvo, šiuo metu didžioji dauguma laivų apsigręžia ir neplaukia čia, nes rizika yra pakliūti po raketų arba kitokių atakų
taikiniu pabūti niekas nenori. Problema yra tame, kad aplenkus šią Adeno įlanką, Raudonąją jūrą, tenka šiek tiek plaukti ilgiau, bet visi baiminasi, kad Iranas iš tiesų įsivels į didžiulį konfliktą. Klausimas prieš ką, nes tų kaimynų jau apsišaudė šiąnakt su Pakistanu. Klausimas, kaip į tai reaguos Jungtinės Amerikos valstijos. Klausimas, kaip reaguos, sakykime, tas pačias kaimynas Irakas, kuris buvo atakuotas ir Jungtinių Amerikos valstijų objektai panašu, kad buvo atakuoti. Ir problema yra tame, kad jeigu įvyraus čia kažkoks konfliktas, Iranas pastoviai grasina blokuoti va šį sąsiaurį, kuris vadinasi Hormūzo sąsiauris, ir juo, priklausomai nuo dienos, juo keliauja apie 20-30% pasaulio naftos, kuri išgaunama būtent aplink Persijos įlanką ir pačioj Persijos įlanką. Čia būtų didžiulė problema. Jeigu konfliktas iškiltų iki tokio lygio, kad būtent Hormūzo sąsiauris yra blokuojamas, tada mes turėtume iš tiesų rimtą problemą, naftos stygių, labai rimtą. Trečdalis arba penktadalis, sakykime, naftos kiekis, tai prilygsta tokiam šalim kaip išjungti vieną šalį kaip pavyzdžiui Saudo Arabija, Rusija arba Jungtinės Amerikos valstijos iš gamybos ir naftos pateikimų. Tai kaina tada šoktų į viršų, tada matytume aukštesnės kuro kainas, kitų dalykų kainas, prekių kainas, potencialiai netgi grįžtančią infliaciją. Tai va čia yra tas toksai mazgas, kur iš tiesų atrodo ganėtinai keistai, kaip šiais laikais galima tiek daug prisidaryti savo problemų ir tiek daug pyktis tarpusavį, kad rizikuoti pasaulio prekybą. Bet tai vyksta mūsų akise, kur atrodo tai neturėtų būti. Tai yra rizikos šaltinis, kuris iš tiesų veikia visą aplinką ir pažvelgus į bendrą kontekstą, kur mes turime Izraelio karą su Hamas, turime Rusijos užpuolimą prieš Ukrainą, turime agresyvėjančią Kiniją, turime interesų konfliktus netgi tarp partnerių, sakykime, toje pačioje Europos Sąjungoje, tarp vienijančių Europos Sąjungos šalis ir Vengrijos bei Slovakijos, galbūt dalinai net Serbijos. Tai čia yra iš tiesų tų įtampų pakankamai daug. Ir šios savaitės be abejo diskusijos, tai viskas sukasi apie Arabijos pusiasalį, kur yra sukoncentruota būtent čia yra Hormūzo sąsiauris, čia yra Raudonoji jūra ir va čia šis Arabų pusiasalis iš tiesų kelia šiandienai pasaulio problemas. Gera žinia yra ta, kad šiame visame kontekste iš tiesų baimės indeksas, VIX indeksas, jisai šiek tiek padidėjo nuo savo rekordinių žemumų, kur buvo paskutinės turbūt, 4 savaitės, jeigu tiksliai primenu, tai kai svyravo 11-12 punktų ribose, šiuo metu yra 14 punktų, tai tik priminsiu, teoriškai jisai yra vertinamas, kad jeigu indeksas neviršė 20 punktų, didesnių rizikų mes finansų rinkose nevertinam. Tai 14 punktų, sakyčiau, kad ilguoju periodu tai būtų vertinama kaip žemos rizikos suvokimas. Tai finansų rinkos, bent esamus duomenys, kas yra, į juos reaguoja labai santūriai. Tai gera žinia dėl to, kad tai atsiliepia ir mūsų investicijoms. Šiek tiek gerų žinių, kas buvo papilta per savaitę, tai labai sumažėjo Jungtinėse Amerikos valstijose nedarbo prašančių žmonių skaičius. Jisai yra praktiškai panašus toksai, koksai buvo dar 2022 metais. Ir tai buvo prieš analitikų prognozes. Tai nepaisant visų įtampų, nepaisant to, kad kai kurios įmonės mažina darbuotojų skaičių, bedarbių paraiškų skaičius sumažėjo. Kita gera žinia, tai yra naujų statybų prašymai Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie šiek tiek sumažėjo, jeigu žiūrėtume mėnesis po mėnesio, bet specialiai įdėjau ilgą grafiką, 10 metų grafiką, kuriame matosi, kaip keitėsi
naujų statybų prašymų skaičius. Tai iki 22 metų karo tas prašymų skaičius ganėtinai sparčiai augo, vėliau stipriai krito, dabar atsistatinėja. Kažkokios tai tragedijos tikrai nėra, yra, sakyčiau, toksai palengvas augimas. Tai vėlgi rodo, kad vartotojai atsigauna ir naujų namų statybų prašymai, jie juda į priekį. Kas dar keitėsi? Tai šiek tiek pasilpnėjo euras, nusileido iki $1 ir beveik 9 centų. Tai kažkokio reikšmingo pokyčio nebuvo. Analitikai aiškina, kad šis pokytis yra daugiau susijęs su požiūriu, kas ir kaip mažins palūkanų normas. Tai po truputį mažėja lūkesčiai, kad kovo mėnesį bus mažinamos palūkanų normos doleriais, kas stiprina dolerį. Vyksta Davoso konferencija, kurioje reikšmingiausi ekonomistai aptarė pasaulio tendencijas. Tai vyrauja tokia nuomonė, kad Europoje palūkanos vis tik tai bus mažinamos kažkur birželio mėnesį. Tai bus matyti, kaip tai keisis, bet naujienos kol kas yra tokios. Tai jeigu jums svarbu palūkanos ir indėlių ar skolų palūkanos, tai pokyčių galima tikėtis artėjant birželio mėnesiui. Natūralu, kad pokyčiai prasidės gerokai anksčiau, bent porą mėnesių iki to, kai jau visi kailių jaus, kaip toliau judėti. Kas dar? Džiugi žinia, gera žinia. Tai yra dujų kaina TTF, Olandijos indeksas Europoje krito žemiau 30 eurų už megavatą. Tai jeigu paskaičiuotume, tai yra 28 centai už kubinį, kažkur apie 30 centų, jeigu tai perskaičiavus 30 centų už kubinį metrą. Aišku, čia yra švari dujos kaina, tai yra be mokesčių, be perskirstymo ir panašiai. Bet nuo ko ir pradėjom šitą seminarą, tai yra, kad iš tiesų įpusėjome žiemą, įpusėjome sausio mėnesį, visiems aišku, kad žiema baigsis ganėtinai sėkmingai. Tai yra šalčių kažkokių didelių nėra prognozuojama. Dujų suvartojimas yra kritęs, o įvertinus Prancūzijos, Italijos, Vokietijos dujų saugyklas, tenai skaičiai rodo, kad dujų saugyklos yra užpildytos 80-84%, kas reiškia, kad praktiškai Europa yra 100% tikra, kad šią žiemą baigs apipilnėmis dujų saugyklomis. Atvirkščiai, tikriausiai bus taikomasi šiek tiek sumažinti užpildymą, tam, kad užpildyti jas pigesnėmis dujomis, negu iki šiol buvo pildomis. Tai kainos mažėja, viskas yra gerai, tai turėtų prisidėti prie mažesnių išlaidų ateityje, elektros mažesnių kainų ir pagaliau tos infliacijos pasitraukimų. Naftos kaina, kuri yra stipriai įtakojama būtent geopolitinių įtampų, įdėjau ilgą grafiką, 25 metų grafiką, kad pasižiūrėtume, kaip svyruoja kainos. Tai naftos kaina yra šiandien $77 už barelį, kalbu apie Brent rūšies naftą, kurią mes naudojame. Ir jinai yra ilgamečiame tarsi vidurkyje, kuris susiformavo nuo 2006 metų. Ta kaina irgi rodo, kad tie kariniai konfliktai, kurie vyksta, kol kas neturi didesnės rizikos. Finansų rinkos tai vertina. Tai finansų rinkos yra kaip lakmuso popierėlis, kuris leidžia būtent mums spręsti apie tai, vieni arba kiti įvykiai kokią įtaką daro ir kaip tai vertina pagaliau didieji finansų centrai, didieji finansų valdytojai, protingieji vadinami pinigai. Tai panikos jokios čia nėra. Viskas kaip ir atrodo neblogai. Ir pagrindinė finansų rinka, Jungtinės Amerikos valstijos šiek tiek kristelėjo žemyn, bet tas kristelėjimas yra lygiai tam pačiame taške, kur ir metai prasidėjo, tai praktiškai per porą savaičių niekur nepasislinkome. Lygiai taip pat ir gruodžio viduryje buvo panašus taškas apie 4750 punktų. Ir iš tiesų skelbiami rezultatų stebuklų kažkokiu tai nėra, nustebimų didelių. Tai ir iliustruoja finansų rinkos, kad jos yra ganėtinai pasyvios. Aišku, kitas dalykas, po gruodžio mėnesio ralio į viršų, kai buvo užauginta praktiškai 15% vertės, tikėtis dar tolimesnio stebimosi irgi būtų tam tikras naivumas.
Kas liečia toliau, vario kaina taip pat išplokštėjo, jeigu taip galima sakyti. Pokyčių nėra labai daug. Išlieka vėlgi ilgametėse medianose. Tai labai įdomi figūra formuojasi, tai yra tam tikras trikampis. Paprastai, kai formuoja tokie trikampiai, kaina iššauna į vieną arba į kitą pusę. Tai bus labai įdomu stebėti sekančiam savaitėm, kaip tai įvyks. Bet akivaizdu, kad čia formuojasi techninės analizės standartinė figūra, tai yra grafikos susispaudimas, kuris reikalauja krypties pasikeitimo į vieną arba kitą pusę. Kitos kainos, tai auksas piktelėjo, vėl priartėjo prie savo $2000 už unciją. Dėjau labai ilgą grafiką už 50 metų, kad pamatytume, kaip keitėsi aukso kaina. Dažnai būna klausimų, ar verta investuoti, ar verta turėti aukso. Tai jeigu 2003 metais būtume investavę arba 2000 metais investavę į auksą, tai šiandien dienai per 25 metus kaina būtų išaugusi 10-eriopai, kas grąža visai nebloga atrodytų, ne? Jeigu būtume į auksą investavę 2012 metais, kai buvo krizės finansinės, panašu, kad uždarbis per 10 metų būtų niekingai mažas. Tai auksas yra spekuliatyvi investicinė priemonė ir kaip visada pasikartosiu, būkite atsargus su auksu, galvodami, kad tai yra visada brangstanti investicija. Nes daug kartų kartojau, 80 metais investavus reikėjo sulaukti 2007 metų, kad atsimti tik tas pačias lėšas, kuris tenais įdėjote. Ir mūsų fondai, Compensa Life fondai, tai gerai stumėsi fiksuoto pajamingumo, žemos rizikos fondai, kurie investuoja į obligacijas. Tai šiuo metų pokytis svyruoja apie 4%, kas yra labai labai neblogai. Vidutinė rizika šiek tiek šlubuoja, ypatingai algoritminės prekybos C-Quadrat fondai. Evli fondas demonstruoja geresnius turbūt negu galima tikėtis rezultatus. Ir nes lenkia savo ilgamečius vidurkius. Tuo tarpu C-Quadratai nepaveja. Ir vidutinė rizika rodo prastesnius rezultatus negu fiksuotas pajamingumas. Tai šitoj vietoje tai kalba apie tai, kad tai yra laikina situacija, viskas turėtų susitupėti į kitą pusę, kai aukštesnės rizikos fondai turėtų duoti geresnę grąžą negu prieš tai aptarti žemesnės rizikos. Ir kaip minėjau, atgaivinu tradiciją aptarti pagrindinius mūsų fondus. Tai praeitą savaitę kalbėjom apie Jungtinių Amerikos valstijų fondą, kuris favoritas paskutiniu metu buvo, aišku, dėl savo veiklos rezultatų. Ir čia kyla rizika, kad kai kurie investuotojai galbūt nematydami rizikos arba nevertindami rizikos dirbtinai pasirenka Jungtinės Amerikos valstijas, vertindami tik tai pelnus. Tai šitoje vietoje reikia būti atsargiais. Ir C-Quadrat fondas, tai fondas Globalami, kuris yra antras populiariausias mūsų pasirinkimuose. Mūsų klientai dažniausiai renkasi arba JAF, arba šį fondą. Jisai pasižymė algoritminę prekybą, kur reiškia algoritmai valdo investicijas, keičia investicijas pagal jiems užduotą algoritmą. Tai gali būti daroma ganėtinai dažnai. Tai net per kelias valandas fondas gali keistis iš akcijų į obligacijas ir atvirkščiai. Arba netgi, jeigu rizikos yra labai aukštos, tai yra pinigų rinkos instrumentas sueiti. Tai fondas iš esmės aktyviai valdomas pagal algoritminę prekybą, kuo išsiskiria iš kitų siūlomų fondų, nes kiti fondai yra aktyviai valdomi fondų valdytojų, tai yra žmogaus. Čia yra žmogaus sukurtos taisyklės, kurios lemia, kaip keičiasi fondas. Fondas išsiskiria tuo, kad investuoja į ETF-us, praktiškai 100%. Tai yra į kitus investicinius fondus, kurie yra kotiruojami biržoje, pasižymi žemais kaštais. Ir jeigu pasižiūrėtume į sąrašą, tai yra įvairūs globalūs investiciniai fondai, šiuo metu 95% yra akcijose. Fondo valdymo mokestis per metus yra 1,2%, bet šis fondas taip pat turi ir 20% sėkmės mokestį, kuris sėkmės atveju sumažina grąžą investuotojų. Taip sakant, jeigu fondas uždirba daugiau, investicijų valdytojas uždirba taip pat daugiau. Ir grąžos šio fondo, tai per
paskutinius metus, juos 3 metus, tai 3-5 metus svyravo tarp 2-3%. Nepamirškite, kad tai yra vidutinės rizikos fondas. Koją pakišo 2022 metai, kritimas. Tai yra akcijinis fondas, kai akcijos krito apie 20%, fondas krito 10%. Bet žvelgiant į 23 metus, akivaizdu, kad algoritmas nesugrąžino investicijų į akcijas pakankamai greitai, kas reiškia, kad kai investicijos pradėjo generuoti grąžą, fondas išliko pakankamai saugus. Algoritmai vertino, kad reikia išlikti budriam 23 metais. Bendrai paėmus, tai investicijų grąža kasmet rodo tai, kad tos grąžos iš tiesų svyruoja. Buvo tikrai geri metai 19-21 metai, kai vidutinė grąža viršijo, artėjo link 10%. Ir mūsų rizikingiausi fondai, tai vėl toliau šturmuoja aukštumas Jungtinių Amerikos valstijų fondas. Metų pokytis, tai yra slenkančių 12 mėnesių dvigubai didesnis negu įprastas metinis vidurkis, 31%. Ir Europos fondas beveik 30% toliau išlaiko augimo fazę. Kitą savaitę bus naujienų, pristatysime naujus fondus, kuriuos integruosime į savo pasirinkimų paletę, pakalbėsime apie juos. Bus žalių fondų, bus europinių fondų, kurie leidžia tikėtis pakankamai didelės grąžos, kuri buvo demonstruojama paskutiniais metais. Tai bus naujų pasiūlymų, naujų fondų ir apie tai kalbėsime kitą savaitę, nes jie bus pristatyti kitą savaitę. Tai tiek iš manęs, sekantį kartą susitiksime sausio 25 dieną, 16 val. Tradiciškai bus 187 kartas, kai susitinkame. Ir sekite mūsų YouTube, Facebook kanaluose, laikinkit, sharingit ir vertinkit, ką mes čia darome pakankamai ilgą laiko tarpą. Tai dabar laikas klausimams.